Sveiki, draugai. Šiandien video trumpai apie gyvenimo vieną iš dėsnių, dažnai tai vadinamas yra karmos principas. Žiūrėk dabar, ar kam nors iš jūsų, ar tau yra kažkas nutikęs gyvenime gero, tiesiog atrodo, be jokios priežasties ėmė ir nutiko kažkas tai gero gyvenime. Tai yra atlygio diena. Kitaip tariant, tai yra tavo atlyginimo diena, jeigu tu padarai gerų darbų, išspinduliavai geros energijos į pasaulį, kažkam padarai kažką tai gero ir visą tai tau grįžta elementariai tiesiog irgi gerais dalykais tavo gyvenimo. Fainoji dalis yra ta, kad jeigu tu išspinduliuoji gerą, skleidi gerą energiją, visą tai sugrįžta dešimteriopai. Lygiai taip pat kitas dalykas. Ar yra tau nutikę kažkas tai netikėtai blogo gyvenime? Nebejoju, kad taip. Ir tai, kad ir kaip būtų sunku pripažinti, yra taip pat atlygio diena, atlyginimo diena. Tai reiškia, kad tu kažkam kažką padarai neįtin gero, galbūt blogo ir tiesiog netikėtas įvykis, kai tave galbūt aptaškė mašina važiuojantį pro gatvę vandeniu, ar tiesiog kažkas negerai apkalbėjo, tai irgi yra atlygio diena. Liga, kuri galbūt tave dabar nekankina, tai irgi vienokia ar kitokia prasme gali būti tavo atlygio diena. Ką reikia suprasti? Dabar visai neseniai patalpinom mes su Gintaru video apie tai, kad žmonės daro finansinės piramidės ir kad tai yra blogai iš tikrųjų. Aš matau, kad apie tai reikia kalbėti ir tai reikia viešinti, nes vėlgi sąmoningai ar nesąmoningai darydami žmonės finansinės piramidės prasižengia savo, prasižengia kitiems. Tai yra vienas dalykas savo prisidaro problemų, kitas dalykas pridaro kitiems problemų. Ir tai kuria tik tais destrukciją gyvenimuose. Tai įsivaizduokit dabar, kas vyksta. Jeigu jūs ar kažkoks kitas žmogus daro finansinę piramidę, tai yra suprasdamas tai ar nesuprasdamas to, netgi sąmoningai apgaudinėja kitus žmonės, tai yra vilioja kitų žmonių pinigus ir po to eina ir klausia, o kodėl susirgau aš, o kodėl susirgo mano šeima, arba kodėl į mano mašiną kažkas įvažiavo. Come on, žmogau, tai yra tavo atlygio diena už tai, ką tu prisidirbai. Tai mano palinkėjimas ir sąmoningumas, ko noriu palinkėti tau ir ką siunčiu kiekvienam iš jūsų, tai yra būkit sąmoningi, supraskite, kad pasaulis, visa mūsų visata yra viena energija. Mes atsiradom iš to vieno, pagal tą teoriją žiūrint, iš to vieno didelio sprogimo ir visą tai mes esam vienas dalykas, viena energija. Klaidingas požiūris, kaip mes žiūrime į gyvenimą, yra tas, kad traktuojame save kaip kažkokį tai atskirą individą. Lyg aš ir visa gamta, visa, kas mūsų sieja aplinkui, būtų atskira. Iš tikrųjų mes esam vienis. Tai, ką išpinduliuojam, ar tai, ką padarom blogo kitam, kartu padarom blogo ir savo. Ką padarom gero kitam, kartu padarom gero ir savo. Tai linkiu jums gerumo, sąmoningumo ir daug šviesos ir geros energijos. Ačiū, kad žiūrėjot. Kaip visada, būsiu labai patenkintas, jeigu pasidalinsit šiais video, pranešit kažkam tai gerą žinutę. Jeigu sutinkat, nesutinkat su mano nuomonė, rašykit komentarą. Už komentarus aš taip pat esu labai dėkingas, taip pat man tobulėti ir daryti geresnius video. Tai dar kartą dėkui, kad žiūrėjot ir pasimatysim kitos video. Ate.